Aš niekada prie kitokių pirmadieniais tave išleidžia iš ligoninės, dėl to, kad pas mus ir ateini, kitom dienom negali. Turim merginą, kuri dirba ir atlieka praktiką psichiatrijos ligoninėje. Ne, davai tokių, ne. Ne, ji yra seselė. O tu būtum tas, kuris... Nu, bet gaila man tokių, žinai, kur jos ir taip sunku darbą dirba, taip pačiau. Nu, gaila. Nu, gaila man jų. Nu, bet davai. Ne, taip gražiai. Jį tiesiog nori įsiprašyti, nedirba. Niekada gyvenime. Yra Facebook'e, ar ne? Jo, aš numečiau ir tau pasižiūrėk. Pažiūrėk, šiaip tai nėra ten kažkoks įžeidimas ar blogai, tiesiog pralinksim mergaitę. Nu, gerai. Renata, ji šiuo metu atlieka praktiką ten psichiatrijos ligoninėje ir bandė tarti su seselė, kad leistų dirbti parom. Nu, gerai, davai. Vieną parą atidirbus, 3 ar 4 būtų laisvos. Galite apsimesti ten direktorium, bet gal ne direktorium. Gal apsimesti tiesiog Saulium. Aš galvoju, kad su chat rulete, tipo tą. Ne, Saulium. Apsimesk Saulium. Gali mane išleisti, kai būsi, nes tu vienintelė normaliai. Gerai, davai. Davai skambinam. Vieną. Ir kvėpuok. Garsiai svarbiausia kvėpuot. Priprasi. Klausau. Labas, Renatėlė. Labas. Ką tu? Prie kompas sėdžiu, ką tu? Kaip visada. Kas tu skambina? Čia Saulius. Koks Saulius? Taigi žinai. Nežinau. Klausyk, man pranešė čia telefoną ir aš tau skambinu. Nu, ir? O tu kada nors susimastai apie, kad galėjo kitaip viskas būti? Kas kitaip? Turbūt ne čia. Aš to kitaip, kad galėjau kitaip daryti. Kas taip daryti? Tu neteisingai elgiesi, tu su mumis, tu gerai, bet aš tau paskambinau, aš netaip, nedėk ragelio, klausyk, Na. Kur? Manęs, man atrodo, jau nebeveikia tie vaistai, kur duodat. Aš galvau, gal galėtum dimedrolio suveikti. Ne, čia jūs patarkit tikrai. Aš čia Renata, čia Renata, čia. Ne. Nedėk, čia Saulius, tu pas mus dirbi, žaidžiuose. Koks Saulius? Saulius. Galėjo kitaip būti. Galėjo, Renatėlė, nesakyk, galėjo būti kitaip, galėjo. Tu kada būsi darbė vėl? Nesakysiu. Tik žinai, kad vis tiek susitiksime. Pasakyk. Nesusitiksim. Pasakyk, kada, taigi užeisi pas mane, bet to nejaukiai būdu jausimės. Kada būsi? Pasakyk. Nebūsiu. Renatėlė, ką tu apgaudinėjai? Ką tu apgaudinėjai? Renatėlė, aš draugiškas. Galime draugiškai. Aš noriu draugiškai, aš tikrai noriu draugiškai, nedaryk manęs pikto. Renatėlė, galime būti, mes galime būti. Supranti? Lauk, čia tyliai. Aš nežinau, ką tu kalbi. Tyliai, tu. Praėjo, gerai. Gali? O galime mes būti? Aš noriu būti, kad kitaip būtų, aš noriu, kad būtų kitaip, supranti, aš tavo numerį gavau, aš gavau tu numerį ir aš noriu, kad būtų kitaip, pas mus žaidžiuose, kad pas mus būtų kitaip, čia kalėjimas, supranti, čia kalėjimas, čia aš negaliu, tu gali, o tu gali?
Ne. Aš noriu, kad mes galėtume būti. Supranti? Aš noriu, kad mes galėtume būti šičia žvaigždruose, kad tu galėtum su manim būti. Aš noriu būti. Supranti? Ne, nieko nežinoti, ką tu... Klausyk. Sauliau, vaistus reikia. Ne. Sauliau, su kuo kalbėti? Paimkite. Viskas gerai, Sauliuk, viskas gerai. Čia man. Viskas gerai, Sauliuk. Ką tu? Ką veiki? Nieko. Ką tu? Mes tai iš Zip FM skambinam, o tu ką? Sirkaujam. Mažulė. Taip ir supratau, kad čia kažkas taip. O kodėl taip supratai, ką negali skambinti tau? Saulius? Tai jau ne pirmą kartą skambinas. Rimtai? Esam skambinę jau? Jo. Ta patį sakėm. Ne. Ką sakėm? Bet tu dirbi psichiatrinėje ligoninėje. Praktiką atlieki, ar ne? Aš praktiką dabar dar atėjau. Nes sakė tavo draugai, kad nori tu įsiprašyti ir kažkaip atidirbti, kad daug laisvo turėtum. Nu, norėjau kažkada. O taip nebūna, kad tau paskambina, pavyzdžiui, klientai tos įstaigos? Ne. Neturi mano numerį, iš kur paskambinti. Okay. Nu tai rado vienas. Saulius. Ne. Saulius. Nu tai gerai. Gerai, klausyk, Renatėlė. Ok, norėjau paklausti, būsi psichologija ar kaip? Ar Psichiatrė. Psichiatrė? Ne. Čia tik tai, kadangi tokios paskaitos buvo, tai tokia praktika. Supratau. Linksma tenais. Gerai, jums irgi. Viso gero. Nu va. Aš supratau, kad linksma. Gal ta praktika atlieka, žinai, tarp brūkšnelio arba skliausteliuose? Žinai, kaip kabutėse praktika atlieka. Aš pažįstu vieną žmogų, kuris 3 savaitės praktiką atlikinėjo psichiatrinėje. Po to išėjo ir niekada nebebuvo toksai pat. Bet čia, wow. Čia nejuokinga. Ok? Wow.